Mokymosi ypatumų centras Labirintas pristato, kaip naudotis išmaniuoju lietuviškai skaitančiu rašikliu Labirintas T05. Norint rašikliu naudotis lietuvių kalba, būtina prisijungti prie interneto ir naudoti online translator funkciją. Rašiklis įsijungia itin paprastai. Išpakavę rašiklį, jo šone rasite mažesnį įjungimo mygtuką. Jį paspaudus įsijungs į rašiklis. Belaidį internetą įjungsite pasirinkę nustatymų skyrelį, paspaudę Wi-Fi piktogramą, įjungę bevėlio ryšio paiešką ir palaukę, kol rašiklis prisijungs prie interneto ryšio. Kalbos greitį nustatyti galite nustatymų skyrelyje, pasirinkę Speed piktogramą, kurioje galėsite pasirinkti lėtą, normalų arba greitą skaitimo greitį. Kalbą pasirinkti galite Online Translator skyrelyje. Paspauskite ant norimos pakeisti kalbos ir išsirinkite kalbą iš turimų kalbų sąrašo. Kiekvieno rašiklio komplektacijoje taip pat rasite įprastas ausines. Jas išpakavę lengvai pajungsite prie prietaiso. Tam reikės tiesiog įkišti jas į ausinėms skirtą lizdą. Prie rašiklio galite prijungti ir savo turimas belaidės ausines. Nustatymų skyrelyje pasirinkite Bluetooth piktogramą, paruoškite savo ausines sujungimui ir atnaujinkite Bluetooth įrenginių sąrašą rašiklyje. Paspaudę ant savo belaidžių ausinių pavadinimo, jas sujungsite su išmaniuoju rašikliu. Išmanųjį rašiklį išjungsite paspaudę ir palaikę ant šono esantį mažesnį mygtuką. Norėdami pasinaudoti vertimo funkciją, pirmiausia įjungite Online Translator skyrelį ir pasirinkite norimą versti kalbą. Ir tuomet tiesiog braukite per pasirinktą tekstą rašikliu. Atidžiai perskaityk kvietimą į sniego areną ir atlik užduotis. Lea atentamente la invitación a ingresar al campo de nieve y completar la misión. Išmanusis rašiklis taip pat gali skaityti kelias eilutes iš karto. Tam nieko ypatingo jungti nereikės, tiesiog braukti nepertraukiamai per eilutes. Visi lankytojai turi laikyti saugaus slidinėjimo taisyklių. Jie turi mokėti kontroliuoti slidinėjimo greitį ir kryptį, sugebėti pasukti ir stabdyti, be pagalbos naudotis keltuvu. Norėdami, kad rašiklis perskaitytų skaitmenis, įprastai braukite per juos lyg per įprastą tekstą. Kokia tvarka atliksi matematinius veiksmus? Į apskritimus įrašyk skaičius 1, 2, 3 rodančius veiksmų eilę.